į moterį vyrai žiūri tik tai kaip į draugę, tai reiškia vieną dalyką, kad jūs turite per daug draugų vyrų. Kai jūs turite per daug draugų vyrų, tai reiškia nepažįstamų, o draugų, su kuriais jūs bendraujate ir turite tokį artimesnį ryšį negu su pažįstamais, jūs iššvaistate savo moterišką energiją ir tada jums nieko nelieka. Bet kokiu atveju tada tie vyrai, jie turi savo mylimas moteris ar kitas moteris, su kurios jiems yra įdomios, tačiau į tokią moterį vyrai žiūri tik tai kaip į sesę, kaip į mamą, kaip į draugelį, kaip į pacaną, tą, kuris yra vyriškos energijose. Tai vienas dalykas būtų jums, kad išeikit iš tos rolės, vyrų draugelės rolės. Būkit moterim ir tada vertinkit save, savo energiją, kurią jūs šiaip išvaistote, nes tada, kai jūs susirenkat savo energiją ir vėl užsikuria jumise moterišką energiją, tada į tokią moterį vyrai nežiūri tik kaip į draugę.